esu visgi vis tiek grožio specialistė, bet dabar vėl, negaliu sakyti, kad ne influencerė, kitokį skaičių turiu. Bet tikrai nelietuviškoji Kim Kardashian, kad čia mane tituluoja. Nors, aišku, gražus titulas. Man tas yra juokingai. Tipo, papai akivaizdžiai padaryti. Niekas nepadaryta, prie manęs niekas nepasilėtė. Knis protamas, ne man yra. Tai aš tiesiog tada tiesiai šviesiai sakau, kaip yra. Aš išgirsdavau jo vardą, aš verkdavau, ašarų pakalnės, žibliovimas, klikimas per namus buvo toks maksimaliai. Tai ką mano draugai darė, jie neleido man būti vienai. Viskas, ko norėjai, prašau vienam žmoguje. Ir ko tu dabar čia įsitėjai? O aš tokia jau, jeigu aš įkrentu jausmus, jeigu įkrentu, tai aš maksimaliai myliu, aš nemoku biškelį mylėti. Kur manęs nėra skundė, vaikų teisėse skundė, mano moksluose mane skundė, irgi tą nepasakoju sekėjams, kad visų komentarai buvo max blogi, žinai, ir buvo sunku. Mano gyvenimas jums įdomus. Fainai, kad kažkam yra įdomus, įdomiau net negu man, žinai. Tai va, tiesiog viską reikia žiūrėti visada su humoru paprašiau. Kuo daugiau savęs juoksitės, to mažiau iš jūsų žinokit žvengsiu. Mes verslios mamas, mes turim dirbti, mes negalim, kaip pavyzdžiui, tos nedirbančios mamos sėdėti kiaurą parą. Visų pirma, darbas turi teikti malonumą. Pirmiausias dalykas yra pakelti rūrą, nusivalyti snarglius, pradėti pasitikėti savim, nes mes tikrai viską galim, vienišos, ne vienišos. Mes galim būti stiprios ir kažką daryti po biškelį. Jiems tiesiog aš siūlau, jau kai pasiekė tą dugną, kas atsitinka, mes pajunčiam kietą pagrindą, spirkitės ir kuo maksimaliai aukščiau į viršų. Bet nesėdėti ten, kur tau nepatinka ir nefainai ir nesmagu. Biškį surizikuoti nepsė, sako, mes dabar reikia daryti. Tikrai to nereikia daryti. To biškelį, bet aš irgi nemečiau darbo, pasimėginau, paėjo, būtų nepaėjo, būčiau grįžus ten ir būčiau ieškojęs savęs kažkur kitur. Aš dirbau McDonald'e čia Anglijoje, tada Anglijoje dirbau kambarinė. Makas buvo sunkus darbas, kaip kambarinė sužiaučiu, iki po šiol išeidama iš kambario paklojau lovą. Man svarbiausia tu, o jeigu čia yra ta kaina, kad būt su tavi, man jinai labai tinka. Tai žmogaus vidus maksimaliai gražus, nesvarbu ta jo išorė. Tai vad niekada negalime tokių žmonių smerkti. Labas. Malonu tave matyti, kaip ta Anglija. Viskas gerai, iš tikrųjų, tai pirmiausia, ačiū, kad pakvietei, labai nustebau, nes supranti, negalvojau, kad lietuviai kažką Anglijoje daro tokio. Tikrai negalvojau, ką jie eina patūsina, padirba ir viskas, o kad čia podcastai vyksta. Hebra, aš tikrai nežinojau. O šiaip gerai, patinka man Anglija, negalėčiau visai, taip kad palikti, žinai, išvažiuoti ir viskas, ją nebegrįžti. Negalėčiau, per daug metų pragyventa, 11 pragyventa, dabar kiek metų kas mėnesį skraidau. Tai vis tiek savos gatvės, savo hebra, kaip sakau, savo kasininkė parduotuviai ten, žinai, pomidorus pardavinėjantį. Tai va, tai kažkaip negalėčiau palikti, aš labai esu happy savo tuo darbu, kad galiu leisti savo vis grįžti į ten, kur esu įpratus. Tai smagu iš tikrųjų, nes, žinai, būna žmonės, kad, pavyzdžiui, kurie pragyvena, tarkim, UK ar kitose šalyse grįžta ir tiesiog, viskas jau, žinai, jau aš grįžau, tai man nebeįdomi ta UK, bet vis tiek tas ryšys dar yra išlikęs pas tave. Ir žiauriai didelis yra, ir draugių likę, grįžta sūnus va čia gyvena, tai va kaip tik dabar pamačiau ir, vis tiek grįžti ir ne tik, kad su darbo tikslais, bet dar aplankai ir tuos likusius draugus. Nors prieš grįžtant į Lietuvą mane visi dūrino, sakė, oi debilė, tu ko tu ten važiuoji, čia tau darbas, salonas, tu čia klientų turi, sumastė važiuoti tą Lietuvą, ubagų kraštą maždaug. Ir aš tada jau sakiau, palaukit, aš noriu tą Lietuvą, aš pamėginsiu, visada galiu grįžti. Ir rezume gavosi, kad dabar šiaip realiai visą šaiką grįžusi, likė pavieniui tokių draugų, tai juos sutinku čia būdama. O šiaip, žinai, jūs, geras skambas, kad vis tiek dar čia pati, mūsų podcast'o pradžia, kaip kalbama, žinai, yra daug žmonių, kurie dvejoja, kaip ir norėtų pabandyti sugrįžti, bet, kaip čia bus, kaip ką, pavyzdžiui, ką tu galėtum iš savo experience'o pasakyti tiem žmonėm, kurie tiesiog dvejoja ir bijo žengti žingsnį grįžti. Žinai. O ko čia bijoti? Aš suprantu dėl vaikų klausimą. Man irgi buvo, sūnus gimė čia, sūnus augo čia ir kaip grįžti, jis, lietuviškai, ką aš nekam namuose, tą supranta, bet ten rašyti, skaitytis, ten vos lietuviškai, prašneka, žinai, pasakysiu žodį balkonas, nesvars, kas tas balkonas yra. Tai man irgi buvo tas baimės, bet šiaip viskas yra labai, ta Lietuva padarius taip, kad galėtum tu grįžti. Ir vaikų mokyklos yra jau supaprastintos tiems grįžtantiems tikrai kaip emigrantams ir visa kita. Ir šiaip nėra ko bijot. Aš pasakysiu tai, kad aš grįžus į Lietuvą esu daug laimingesnė. Aš, kai sakau, geriau mažiau turėti pinigų, nors aišku, aš skaidau čia, tai man
pinigų atžvilgių vis tiek tas pats, bet geriau mažiau aš turėčiau pinigų, bet vis tiek rinktųsi Lietuvą. Ten mano kai kurie draugai gyvena nuo algos iki algos, bet mes daug daugiau visko nuveikėm, negu čia, kurie visi turėjom šaibų. Jo. Ir, žodžiu, susitikti tai būdavo metų įvykis, todėl kad atstumai kokie, žinai, kad nuvažiuoti ten iki draugės, ten kokią porą valandų ar valandą, tai jau reikia automatiškai planuotis laiką, tai visi dirba kas kaip, kas palei save, kas palei grafikus, nu žiauriai sudėtingai buvo. O dabar tai tiesiog, va, sėdi savo namuose, vos namuose krapštai ir davai atvarom kamadą pakep, davai, varykit, žinai, nu žiauriai fainai. Nice. Žinai, dar užbaiginėjant tą temą apie Angliją, tai va, pavyzdžiui, kaip tu įsivaizduoji dar, nežinau, per ateinančius metus, dar kiek pati Justina lankysis UK? Oi, ilgai ir nuobodžiai aš jaučiu. Negalėčiau palikti. Galbūt biškai ir atsibodo tie skraidimai, bet va dabar 2 mėnesius nebuvau, tai čia mano pirmas toks ilgas tarpas ir man toksai, palauk, tai čia kaip aš tiek laiko nebuvau, noriu grįžti, tu kai grįžtu, visą pilną jėgų, kaip fainai, vėl viskas savo, net čia sėdėti yra savo, tai va. Tai man faina, žiauriai faina. Tai tikrai nėra čia ko bijoti grįžti į tą Lietuvą ir nėra ko bijoti galų gale emigruoti. Iš vis gyvenimas vienas, bandom viską maksimaliai, kas nerizikuotas, negeria šampaną. Šiuo atveju aš bijojau grįžti gal kokius 2-3 metus ir galiausiai, kai aš grįžau, nu, tai čia mano geriausias sprendimas. Eva, ne? Ever. Taip. Liuks, žinai, Justina, pataisyk mane, jeigu klystu, berods 116 000 pas tave sekėjo Instagrame. Žiauriai didelis skaičius. Tai, žinai, aš manau, vis tiek, kai žiūrės šitą video, vis tiek, aš manau, bus gal žmogus, kur, tarkim, mato tave pirmą sykę, ne, tai, pavyzdžiui, jeigu kažkas paklauso, tai visgi, kas yra Justina Partikė ir kaip tu save pristatytum? Nes atsiras. Va čia kažkada man buvo apie kažkokią laidą užklausę ir aš tokia, o ką aš žinau, kaip visą pristatyti, nuomonės formuotą, nesijaučiu, kad aš ten kažką formuočiau, nes aš nekišu savo minčių ir savo idėjų, aš dalinuosi šį realiai savo kiekvieną dieną. Ką veikiu, ką valgau, su kuo valgau, nu, su kuo užsikandu. Tai kažkaip kažką tokio, aš galbūt esu visgi vis tiek grožio specialistė, nu, bet dabar vėl, nu, negaliu sakyti, kad ne influencerė, kitokį skaičių turiu. Žmonės seka, žmonės bendrauja, žmonės rašo savo nuomonę. Jeigu aš ten įkeliu istorijų, tai ten jau būna, kas nutiko, kur tu dingai, kada tu grįši, eik tu savo, čia pasaulio pabaiga atrodo. Nu, tai reiškia, seka, va, įdomu, tai nežinau, kas aš. Nu, bet tikrai nelietuviškoji Kim Kardashian, kad čia mane tituluoja. Nors, aišku, gražus titulas. Tai va, tarp kitko, aš irgi norėjau paklausti, o čia malonu ar tiesiog erzina jau? Ne, erzint, kai tituluoja tuo, nu kamo. Žinai. Atsiprašau, su visą pagarbą Minedui, bet nesu Minedu. Žinai, tai šiuo atveju mane tituluoja su viena garsiausių personų pasaulyje, tai man tai čia, wow, nice. Liuks. Bet žinai, dar tas dalykas, va, kalbant dar apie tą patį skaičių, ne, va, tarkim, didelis skaičius Instagrame, tai vėlgi tave įpareigoja, ne, va, tą nuomonę, kaip savo pateikti, nes įtakoja tikrai sekėjus ir tuos vadinamus fanus, ne, kaip pavyzdys. Be abejonės ir dar yra tas dalykas, aš kai neįkeliu istorijų, pavyzdžiui, mes dabar su draugais taip darom, nu jau jeigu susitinkam, pradedam pratintis padėti telefonus į šoną. Nu ir aš ten neįkeliu kokią dieną ir man tokia sąžinė, žinai, jau griaužia, tai kaip čia dabar aš nekėliau, tai ką čia dabar vargšai galvoja, eik tu savo, reikia kažką bent įkelti, bent kažką, žinai, toksai, nu tikrai atsakomybė yra atsiradusi. Bet vėlgi tas Instagramas tai yra kai kam ir visgi pajamų šaltinis. Taip. Tai vėl ir tu turi dirbti ir ant tų pačių reklamų. Ir jas skoningai, saikingai atrink, kurias tu nori, kurios tikrai yra fainas patrauklios ir galų gale jas pateikti gerai žmonėms. Kalbant dar apie pačias reklamas, ne, nu nepaslaptis, tikriausiai labai daug sulaukia pasiūlymų visokios reklamų. Turi nusistačius savo kažkokius, nežinau, rėmus, kad, pavyzdžiui, nu jau šito jau tikrai nereklamuosi, galit man nesiūlyti. Nu, būna. Aš, pavyzdžiui, negaliu pakęsti tokių, žinai, reklamų, kur vieną dieną vieną kremuką pareklamavo, kitą dieną vos nepanašų kremuką kitos kompanijos reklamuoja. Man nepatinka. Aš daugiau galbūt žiūriu tai, kad atsirinkti, kas tikrai yra fainai, kas tikrai yra super ir, pavyzdžiui, kas ir man galbūt net naudinga, aš ne iš visur remu pinigus. Taip, aš iš daugumą įimu pinigus, bet ne iš visur imu. Ir, pavyzdžiui, yra tikrai tokių dalykų, kur man naudinga ir aš juos pasiemu savo, bet to pačiu duodu sekiems nuolaidus, kodus ir visą kitą, nes aš pati tai naudoju. Taip. Tai aš atsirenku, pasiūlymų yra be galo daug. Visokie butikai, jeigu aš visų butikų dabar praimčiau imti škurlius, tai bitvai rogės. Antrą kampą reikėtų. Antrą kampą reikėtų atiduoti, nes jau vienas kambarys pilnas ir aš dabar galvoju, grįžčiau iš Anglijos, nu laikas viskas jau užtabeliuot man tos rūbus, nes realiai nebetelpa man jie. Tai va, tai jo labai atsirenku, nes ir šiaip nenoriu kišti to, kad paskui sakytų vis tiek, jeigu jie nusipirks kažkokią nesąmonę, tai jie man parašys,
Nu ką tu čia Primins. pareklamai? Jo. Ką čia reklamavai dabar? Kas čia per nesąmonė? Mane tik išbėrė, ten dar kažkas nutiko, ten arba visai neskanu, ar dar kažkas. Nu tai va, tai aš stengiuosi, kad to nebūtų. Realiai, ką pati naudoju, tą ir pasiūlyti. Tai va, tai atsirenku. Man geriau tada, aš vis tiek turiu savo darbą, aš ne vien tik iš Instagramo gyvenu. Tai aš galiu, žinai, atsirinkti, leisti savo, kažkokios dalies neimti. Tai yra tikrai didžiulė dalis. Labai didžiulė dalis. Tai va, kas norėsit, siūlykit atsakingai, ne? Taip, ir gerus tik dalykėlius. Jo. Justina, nenori, pastebi ne tik tavo išvaizdą, graži moteris, simpatiška moteris, bet ir labai drąsi. Tai iš kur tas drąsumas, iš kur ta charizma, iš kur tas visas šitas? Tu nuo pat mažens, nuo paauglystės tokia buvai, ne? Jo, aš visada būdavau ta, kur centro viduryje. Tokia, kur įeinu, sveikai, tu dabar jau sveikai, ne? O būdavo anksčiau irgi įeini iš karto ten labas, ten visą kitą ir tokia kompanijos siela. Ir dabar, pavyzdžiui, vyksta koks ten gimtadienis, dar kažką ateini, visi ten stovi, nosis krapšto. Tu pasižiūriu, kad čia laidojam, davai, pasikuriam vakarėlį. Nu, aš visada būdavau tokia kompanijos siela ir aš tokia ir išlikau. Ir tas drąsumas kažkaip galbūt savaime atėjo, kad aš pradėjau šnekėti apie tai, kiek aš ten svėriau, kiek aš ten ko pasidariau, kažkaip pradėjau nebebijoti. Aišku, buvo to heito, bet kažkaip su to heitu išmokau gyventi. Ir viskas, ir išsidrasėjau. Nu, ta prasme, man tas yra juokingai. Tipo, papai akivaizdžiai padaryti. Niekas nepadaryta, prie manęs niekas nepasilėtė. Nu, knis protas, ne man yra. Tai aš tiesiog tada tiesiai šviesiai sakau, kaip yra. Ir savo nuomonę turiu labai tokią galingą. Ne tik, kad ir šeimoje, tarp draugų rate, aš ką galvoju, aš tą pasakau, aš tą patį pasakau ir sekėjams. Liuks, žinai, irgi apie tas operacijas plasinis, ne? Iš tikrųjų džiugu, kad neslėpia, nedaliniesi netgi savo patarimais, experience'u, kaip kas ir kaip. Kaip tavo nuomonė, kodėl vis dar atsiranda tas tabu, ne? Kaip tu galvoji, vis dar tabu kalbėti apie tai, nes, vis tiek, dar nėra taip, kad čia visi taip drąsiai kalbėtų, kaip tu galvoji? Bet gal dabar drąsiau jau kalba? Šiek tiek, jo. Dabar jau uždrąsėja. Anksčiau, kai aš pradėjau skalamį, tai ten visakis išpūtė, o dieve, dasubį nepasidarė, jau negana papų, smegenų jai reikia, transplantacija, žinai. O dabar kažkaip nežiūriu, kad visi pradeda kalbėti, kad, aš čia pasidarius krūtinę jau prieš daug metų, dabar čia biškai norėčiau pasitvarkyti. Jau lenda tie galai, kur anksčiau ten būdavo, aš nieko nesidariau. Tai dabar nežinau, iš kur tas tabu. Aš, pavyzdžiui, nieko čia gėdingo nematau. Jeigu tu turi kažkokį kompleksą, tau kažkas tavyje nepatinka ir tu turi pinigų, tai why not? Kodėl nepasinaudot progą ir pasitobulinti, jeigu tu, kad savo patiktų. Nu tikrai, tai aš savo irgi visada negailiu ir pinigų tam negailiu ir čia noriu pasidarau. Reikės ir tą subį nedidinsiu 3 kartus. Tai va, žinokit. Ne, Liuks, iš tikrųjų, nes aš kaip ir sakau, gerai ir sakei, šiek tiek pabiški dabar daugiau, bet aš kai atsimenu, kokie 5, 6, 7 metai atgal, čia iš vis, wow, kaip tu gali taip kalbėti. Bet gal dėl to, kad žmonės neturėdavo tokios prieigos prie tų operacijų, nes nuskaityk anksčiau, tada jeigu litai šnekant, tos operacijos būdavo kosminė suma. Ta prasme, mums ten visiems buvo kosminė suma, o dabar tu gali pasimti išsimokėtinai. Kaip mašiną pasiėmi, žinai, išsimokėtinai, tai papus, pavyzdžiui, pasiėmi išsimokėtinai. Tai jinai tapo labai daug lengviau prieinama visiems iš tikrųjų. Tai galbūt dabar tas ir yra, kad ir žmonės daugiau pradėjo kalbėti, nes anksčiau tiesiog galbūt ir norėdavo, bet neleisdavo finansai. Ir tada būdavo toks kaip ir pyktis, gal ir pavydo gaidelė kažkokia, ir tada toks tapdavo tabu. Bet aš sakau, ačiū Dievui, kad kaip ir sakau, yra tavo pavyzdys, kad nebijai kalbėti apie tai ir gal kitas net merginas padrąsinti. Taip, kad yra paskrandžio operacija, čia visi, o Jėzau, tai čia tik tais manė, kad čia tik amžinatilsi, kad nuskytė pasidarė, ne? Tai aš ateinu tokia jauna, tai čia ir jauniem daro, taip daro, ta prasme, tai daro, tu būk pilnametis, jeigu pas tave didelė problema, jau tampa ir su sveikata problema, tai tau ir padarys. Ir man nebuvo toks, kad, tipo, ką man sakyt, mano, pavyzdžiui, draugai žino, aš nesportuoju, aš tinginė, aš mėgstu pavalgyti. Ir dabar, tipo, pistis nukrenta ten belekia kilų. Taip. Tai logiška, kad skrandžio operaciją pasidariau. Ir aš tiesiog tada kažkaip prakalbau, o tada buvo mano ryšimas visą spaudą ir panašiai, kai aš patai pasakau tiesiai šviesiai garsiai. Taip, aš pasidariau. Bet čia, ir pavyzdžiui, labai daug merginų motivavau, labai daug mano sekėjų tarpe yra, kas tuom domėjosi ir dabar yra pasidarę. Ir sako, Justina, jei ne tu, tai nebūtų pasidarę niekada ir buvę gyvenęs tobulumų iš ant savęs. Taip. Net keliais. Ta tavo operacija, ne? Jeigu galim šiek tiek palieskim, pavyzdžiui, labai ilgai svarstei, kad, tarkim, nes vis tiek, aš manau, pirmą reikia info susirinkti, ne, kaip čia kas kaip ką, nes vis tiek, toks dalykas, atrodo, ne kasdienis vis dėlto, ne, kaip jis tuo metu, tarkim, ne. Tai kaip atrodė tas tavo, nežinau, info rinkimas ir domėjimasis, pavyzdžiui? Tai pirmiausia buvo nusikriokimas, pamačius save vieną dieną veidrodį, kriokimo buvo daug, bet ten buvo kažkoks toksai, kad pabudau ir taip, nusikriokiau maksimaliai, jo.
Nu, tada galvoju, viskas, aš jau išmėginau, o Jėzau, ten visokias tabletės, ten legales, nelegales, Anglijoje pirkau, tarp kitko, Čia galim. iš lietuvių. Va. Tai žodžiu, ir tikrai ėjau ir sportavau, ir dietas laikiausi, bet, sporto, aš neturėjau nei laiko, labai daug savęs darbo įdėjau. Ir žodžiu, ir gavosi taip, kad kažkaip galvoju, lemba, mano yra giminiai pasidarė operaciją ir galvoju, kažkaip taip užsikabinau, gal ir man čia taip, bet operacijų neturėjus, eiktų o jeigu aš ten pabusiu, mane užmigdys ir aš pabusiu ir viską matysiu, man skaudės, o jeigu aš nepabusiu, ir tada aš pradėjau domėtis, kas yra, kokios operacijos, kokios alternatyvos, gal kažkas yra, ten kažkokie balionai, skrandžius, ten išsipučia, paskui ten nesprogdini, ten jis ar ištirps, ar kaip, ir ten žodžiu vėl. Tai ten tokių visokių, tai aš galvoju apie tai, bet žiūriu, kad ten atsiliepimus pradedu skaityti, kad ten nelabai kažkas geras, žinai, susinaikina tas balionas, žodžiu, kažkokiu būdu, nežinau, kokio dar tiek nesidomėjau, bet esmė tame, kad vėl viskas grįžta. Ir aš pradėjau žiūrėti, kas dar yra, kad tikrai būtų veiksminga. Ir randau vieną operaciją pilną, kad pasiskaičiau ten pati sudėtingiausia, tada vėl, jau operacijos aš tikrai jau nesidarysiu. Pirma mintis dar buvo mano buvęs vyras, sakau, žinok, jau Arnoldai tikrai nesidarysiu, jau tik ne operacija, paskui pabundu kitą dieną, o kodėl aš nesidarysiu operacijos? Dėl to, kad aš bijau? Gerai, eina pasižiūrėsim, kaip atrodo ta operacija, pasižiūriu vėl aparpolis, nesidarysiu tikrai, per baisu, bet kažkaip antrą dieną pabundu. Ir sugalvojau, kad davai pasiskambinsiu chirurgui, įdomumo dėliai. Aš su juo šneku, jis taip ramiai, Jūs ten taip mane užvaražino, žinai, aš taip, tai kada artimiausia data? Sako, už kelių savaičių. Ir aš taip galvoju, jeigu aš dabar nepasirašau, šakės, niekada, vėl aš su savo tais jau žiūrėjimais video ar panašiai, tada, davai, rezervuokatės. Gerai, bet sako, aš matau, kad tu ant kabliuko perves depozitą. Šnai depozitą pervedžiau, viskas. Ir ten didelė suma, nebėr kur dingt. Ir nuvažiavau, pasidariau, čia buvo, wow, amazing. Bijojau, pizdėt, žinok. Galvau, ir dar aš atsimenu, Kauno klinikose paguldėt kaip lavonai vežtant tokio, žinai, metalinio stalo nuogą, ten paskui surakino rankas, surišo kojas, tai aš ten tos lempos, čia visi sutraukė, to prasme, kad tokia, žinai, jau kaip į morgą atvežta, skersti, grinai toks vaizdas, o šiandien tikėjau, žinai, kaip per Dr. House'ą, ten, kaip privačioje ligonio, ten metalinio stalo, gulų. Paprastai viskas, ne? Kažkokia ten paklodė, kažkokia celofankė užkloja. Tai buvo labai baisu, o Jėzau buvo žiauri baisu, puikiai pamenu, kaip dar animaciją atsibudau ir jau kai vežė į palatą, bet paskui, belia kaip gail, tvarsme džiaugiausi, kad išdrįsau tą padaryti. Vis tiek, toks žingsnis, Aikt, čia buvo the best, tai dabar jau 3 kartus operavausi skrandžius, sumoju. Jo, nes ten tada dar buvo gan šviežia, Lietuvoje nelabai kas darėsi, tai ten man nieks apie komplikacijas nieks nepasakojo, o informacijos irgi buvo labai mažai, net dabar aš kai šnekėjau su sekėjais, irgi sako, o tai būna, kad reikia korekcijų, ta prasme, net kurie pasidarė, nes informacijos tie chirurgai apie tai nelabai teikia, žinai. Jo, ir aš kažkaip irgi anglų saituose pradėjau domėtis, skaityti, kad egzistuoja tos korekcijos ir tikrai egzistuoja, aš pasiskambinau chirurgui, sako, tai jo, yra. O tu sakau, kodėl aš pirmą kartą girdžiu, žinai. Ir tada pasidariau korekciją, nes jau ten tiesiog reikėjo, nes būčiau augus maksimaliai, kai nežinau, kol sprogus. Tai žodžiu, dabar uždėjo žiedą, iškart nukrito svoris, nors žiedas priverštas ten per plauko, žinai, tik tais net, nėra net prispaustas normaliai, bet visiškai vėl nukrito viskas. Ir svarbiausia, kad esi happy ir, žinai, nesigaili. Tai tas operacijas reikia daryti dėl savęs. Pavyzdžiui, aš nesuprantu tų merginų, kurios daros dėl vyrų, gal mane labiau mylės. Norčiau. Nemylės tokios, tai ačiū, toks reikalingas. Tai visada pirmiausia reikia daryti operacijas dėl savęs, man atrodo. Tai jeigu tu nori, tu dėl kažko kompleksuoji, davai, come on, darykis. Jeigu leidži to pajamas, to labiau. Žinai, labai gerai pasakei dėl savęs, pavyzdžiui, jeigu aš tada paklausiu, kas yra top 3, pavyzdžiui, Justinas, kad būti pasitikinčia savimi, nežinau, moterim, kuriem, žinai, atsistoto prieš veidą ir sakytų, aš tokia, žinai, ką galėtum parekomenduoti iš savęs 3 dalykus, kad, pavyzdžiui, žinai, aš taip einu tiesiai ir, žinai, galva pakelta, kaip sakant, žinai. Žinau, tai pirmiausia reikia pradėti mylėti save. Tai pirmiausia. Gerai, iš pradžių tu nemylėsi toką, ką tu ten galbūt matai, tai galbūt pradėti norėti mylėti save. Tai čia pats pagrindinis dalykas, o ta meilė paskui po tos kažkokio žingsnio tikrai ateis. Ir čia nesvarbu, galbūt plaukų spalvos keitimą, čia nebūtinai apie operacijas kalbant, pasitikėti savo jėgomis. Ir labai, bent man, labai visada visose gyvenimo situacijose svarbu, kad turėčiau palaikančių žmonių.
Tai čia labai Suportą, svarbu. jo. Jo, mano suportas, tai čia yra, wow, visą Lietuvą žino, Max, mes stiprus kumštis. Traukiam vieni kitus iš bedugnių, iš padebesų, kai reik nusikabinam, rožinius sakinius numušam. Tai mes tikrai tokį turiu ir man čia, wow. Tai vat, galbūt susirasti kažką, kas tuo metu padės, nes bus visokių ir tų vis tiek ir hormonai susijaukia, jeigu po operacijos kalbant dar kažką bus ir tų kažkokių minčių, visko. Tai galbūt tie dalykai, bet svarbiausia yra visada pradėti mylėti save. Nes aš, pavyzdžiui, kai jau svėriau tą didžiausią savo skaičių, tikrai meilės savo neturėjau. Aš savęs nekenčiau. Aš net 4 ar 5 metus negrįžau į Lietuvą, nes man buvo gėda. Aš galvoju, sakys, Anglijoje apsigyveno, burgerių prieidė McDonald'ų, sustorėjo ir dabar čia pasižiūrėkit, kaip atrodo. Ir man buvo gėda, nes tie stereotipai, nes tipo būtinai turiu būti kūda, graži, ten surista nosytė, stačiais papukais. Jo, bet žinai, ir tada toks atsiranda psichologinis jo kompleksas, žinai, jeigu taip pastovi. Taip, tai aš tiek metų ir negrįžau ir tada tiesiog pasidariau skrandžio operaciją. Grįžau tam, kad pasidarys skrandžio operaciją. Eina savo, iš tikrųjų, ne? Kaip pasirodo viską būna. Žinai, paminėjai irgi tą supportą, ne? Žinau, kad kas tave seka, ne istorijų, mato tavo daily life, ne? Kaip pavyzdys. Visi žino, kas tave seka, kad labai pas tave yra svarbu draugai, artimi draugai, draugų kompanija, ne? Iš tikrųjų, ir prie ko aš noriu pervest, kad nepaslaptis turėjai, sakykime, tam tikrų etapų, gal nelabai gerų dienų, kaip pavyzdys, aš noriu šiek tiek link santykių nueiti, ne? Kiek svarbu tas, vėlgi, tas draugų suportas nuo to, žinai, blogo momento, kur dabar, buvai, esi dabar su man tai čia, jeigu nedraugai, tai aš nežinau, aš dabar būčiau čia apsikabinus pagalbę, depresijoje, nei dirbčiau, nei mokyčiaus, nei man kažkas per vaikų rūpėtų, tiesiog egzistuočiau. Nes man tikrai buvo toks momentas, kai pirmos skyrybos išėjo taip, kad įsiskyriau, aš palikau, tai man, žinai, kaip ir įzė. O čia šiuo atveju mano vyras išėjo ir nieko nepasakė, laukia su vakarienė ir negrįžta. Tai čia buvo jau man šokas. Ir tada toksai, kad jau aš nebegrįšiu, nes aš nebemyliu. Tai tada man sudirbėjo visas pasaulis. Ir tada buvo netikėta, jo? Jo, tai buvo visiškai Max netikėta ir tada, pizdės buvo man. Pizdės. Aš išgirsdavau jo vardą, aš verkdavau, kas nors ten kažką pasakydavo, man vėl ten nupurto mane visą, aš jį pamačiau, atsimenu, po ilgo laiko, ašarų pakalnės, žbliovimas, klikimas per namus buvo toks maksimaliai. Tai ką mano draugai darė, jie neleido man būti vienai. Pamatė, kad aš negaliu būti, nes man čiuožė stogas, tai jie ištisai buvo kartu. Ar pas mane, ar aš pas juos kokią savaitę, tai pas kitus draugus. Ir taip mes grinai sukomės kokius, 3 mėnesius non-stopų kartu vieni pas kitus. Ir iš tikrųjų, ir jie iki po šiol yra tie, kurie mane laiko. Ir netgi tas pats mano dabartinis, lygiai taip pat buvo pristatytas tiem draugam, tam, kad pasižiūrėtų patys draugai kitom akim, nes aš su rožiniais sakiniais, aš labai naivi. Aš tokia naivolė, aš užsidedu tos rožinius sakinius, man viskas rožiniai, man viskas labai fainai. Gražu. Taip, ir kaip su Vyteniu, viskas tikrai pasaka ledas. Tai o iš tikrųjų būna visai kitokių situacijų, tai jie tie, kurie ir nuspiria. Tai tuos sakinius man, tai iš tikrųjų praėjo bronius šitą visą face kontrolą. Iškart sakė, laikyk, net nebandyk, dieve mano, per daug geras. Sako, visišką priešingybę gavai. Viskas, ko tu norėjai. Viskas, ko norėjai, prašau vienam žmoguje. Ir ko tu dabar čia įsipisinėjai. Nes dar, žinai, vis tiek tokia pati gan toksiška palikau. Tai mano draugai tokie, kad jie labai mane saugo, bet dėl ko? Jie sako, jeigu vėl tau kažkas nutiks, ašaras, snarglius valysim mes. Mes būsim tie, kurie tave vėl kapanos. O aš tokia jau, jeigu aš įkrentu jausmus, gyvenime nėra tiek buvę tų daug kartų, kad įkrisčiau jausmus. Jeigu įkrentu, tai aš maksimaliai myliu. Aš nemoku biškelį mylėti. Biškelį, kad būtų draugas, žinai. Biški draugė, kažkokia, ne, arba pas mane arba draugai, arba mylimasis. Viskas, man nėra po biški. Teisinga. Aš manau, taip ir turėtų būti. Negalima pabiški. Arba full, arba, žinai, kaip sakant, kam čia barstyti save padalelę? Būtent. Tai Justina, bronius, ne? Kaip jis tvarko su visu šituo, nežinau, kaip pavadinti, populiarumu, nes nenori, jisai turi tą, kaip pasakyti, išgyventi ir prisitaikyti, ne? Tvarkos? Kas jam belieka? Nebuvo baisu iš pradžių, kaip čia viskas bus jam pačiam. Aš kalbėjau, žinai, apie tai, čia jau prasidėtų. Turėsim backgroundas pereina. Oho. Bet jeigu tokių garsų gal ir nieko. Gal susikalbėsim, aš manau. Tai žodžiu, tai bronius, aš jam iš karto sakiau, su kuo jisai turi reikalą, kaip čia viskas bus ir jisai suprato viskas, žinai, tai kaip čia jau kaip ir ne mano problemos, kad jis mane tokia pasėmė. Ne, jisai viskas puikiai, buvo heito, buvo pavyzdžiui netokia situacija, kad dar nepapasakojau niekam,
paviešinau, kad jis darbino Klaipėdos sporto klube Akropolį. Tai žinok, ar Discordas, ar kažkas iš heiterių, karočią iškvietė jam, dabar neiškvietė, parašė skundą tiem savininkam, kad jis čia pagautas su dopingu, kad jisai čia nieko neturi, jokios kvalifikacijos, kad jis ten negali būti treneriu, iki tokio lygio, žinai. Žiauru. Nu, žiauri, bet jisai labai ramiai susireagavo, todėl kad nebuvo ko bijotis, viską turi, viską sutikrino ir viskas čia kaip iki, žinai, tai va. Nu tai lygiai taip ir pat ir man būna, tai dabar jisai visur stebimas realiai yra. Po patyrimas stiklo. Jo, eina į kavinę, pavalgyti su draugu, man jau rašo, sakės, aš mačiau Bronių ten ir ten. Bronių rašau, jau žinau, kur valgai, gali net neprasinešti, žinai. Taip, bet jisai taip labai, jis pats į savęs labai ramus, kol aš tokia labai energinga. Jo. Tai jisai savęs labai ramus ir viskas įprėmė normaliai, jisai žino. Ir labai gražus buvo jo žodžiai, kai aš jam pasakau situaciją, kokia bus situacija, kad bus heito, bus pykčio, nu visko ten bus. Bus ir fainų sekėjų. Tai jisai pasakė, man svarbiausia tu, o jeigu čia yra ta kaina, kad būt su tavim, man jinai labai tinka. Nu, wow, aš manau, čia yra wow, max wow išgirsti iš vyro, kai jis taip pasakė. 10 balų. Super. Žinai, paminėjai Discord, iš tikrųjų, man irgi įdomu toks dalykas. Nori, nenori, aš manau vis tiek. Tenai, ko gero, aptarinėja tavo, nežinau, kiekvieną gyvenimo akimirką iš tikrųjų. Ten, žinok, Instagramas jau čia nespėja video užkelti istoriją, jau Discordas jau turi tą video. Ta kartais taip atrodo, žinok. O kaip tu galvoji, dėl ko aplamai egzistuoja tokie dalykai? Ar ten nelaimingi žmonės, ar jie neturi gyvenime ką veikti? Kaip tu galvoji? Nu, tai pirmiausia, Discordas yra neplėtkų platforma iš tikrųjų. Mano pasunus turi, jisai žaidimų žaidžia, dabar vaikų ten daugiau yra. Dėl ko tai atsirado? Blemba, gal dėl pykčio, galbūt dėl pavydo. Ta prasme, normalūs žmonės ten nesidėtų. Normalūs žmonės turi šeimas, turi draugus, turi darbus galų gale. Taip. O ten sėdi kiekvieną akimirką žiūri, nu kada turėt laiko realiai, kaip pagalvoji. Susižiūrėt partikės gyvenimą, Seagal nubėg pažiūrėti, dar dėl kokios ar mūzos nubėg pažiūrėti, žinai. Jo. Nu kada turėtų laiko, nes atrodo, tu ten tik įkeli ir ten jau po sekundės viskas plūsta. Aš pati neturiu Discordą, bet man atsiunčia, žinai. Ir dabar atrodo, nu dėl ko. Ir tik pikti žodžiai. Nieko gero apie nieką nesako. Bet iš kur tai? Galbūt iš pavydo. Net žinau, kai kurias savo draugės, kurias ten sėdi. Linkėjimai Giedrė. Pirmiausia nuo jos. Ir Aušrai. Kurios daugiausiai loja ant manęs. Ar ne, netgi taip? Taip, turiu tokią. Tai žodžiu, kai labai kvaila, kai įkelia, pavyzdžiui, mūsų chato skryną ir kokią paklodę teksto įrašytą. Nu tai aišku, aš žinau, kai su kuo susirašinėjau, ten tarkim, pavyzdys. Ir šnekant, pavyzdžiui, apie tą pačią Giedrę, pati stambi, netekus pati ir vaikelio. Nu, ta prasme, jų gyvenimas taip nubaudė ir dar sėdėti ir lot, kelt, manyt mano gyvenimą kažkokią daryti. Aš nesuprantu to, man tai yra negražu, man tai yra, atrodo, labai liūdnas gyvenimas ir galbūt jinai labai norėtų panašaus gyvenimo kaip aš, bet tikriausiai jai neišeina. Ir tai buvo tas pats pirmas žmogus, kuris man dar pasakė, jūs nedaryk storius. Ir aš taip davai, ir aš ją, pavyzdžiui, žiauriai mylėjau, visa širdį man iki po šiol gaila jos, belia kaip, viena draugai žino net apie ją. Nu, labai mylėjau, bet kaip tu pagauni, kad jinai ten sėdi 100%, kai matai, kai jinai skrynus daro ir paskui trina, galvodama, kad niekas nespės nufotkinti. Tai labai durna ir kvaila yra. Žiauru. Žiauru, bet man atrodo, kad ten žmonės sėdė labai nusivylę gyvenimu. Imkim pavyzdį, paimkim belie kokio portalo straipsnį ir komentarus. Pažiūrėk, kas komentuoja. Mane pribloškė prieš porą dienų kažkoks straipsnis apie mane išėjo, neatsimenu kuriam portale. Komentaras iš močiutės. Močiutė tikrai, tai žodžio prasme, nes aš ėjau jos anketą, jinai su anūku dar prisimetus nuotraukų. Komentaras. Kokia tu sena. Ta prasme, žinai. Ir kaip reaguoti? Tai žinok, ir tu norės atpilt atgal, bet tu galvoji, nu blemba, aš mokai kokių namai. Ir sėdi ten labai daug tų vyresnių moterų. Tikrai ne apie visą šneku, nes mano tarpe yra, sakyčiau, ir vyresnių moterų žiauri fainų, prasme, Max gerulių. Bet ten sėdi tokios, kur jau matai, pykstant tų jaunų žmonių, nes jų jaunystė nebesugrįž. Ir jau ką užgyveno, tą jos ir dabar gyvena. Jau nieko kažką užgyveno naujo, nebeturi laiko, viskas. O mes tai kuriam viską. Tai sakau, man užeini tuos portalų komentarus, ten pažiūri, močiutės komentuoja, tieka, mano, nu, kas davė joms tos telefonus išmaniuosius. Na, bet gerai, turi ką veikti, laikraštis skaito, komentuoja, va, papartai, kad sėdus, arba kas čia tokia. Nu, tai blemba, kai tu ne, aš, kaip pavyzdžiui, matau kažkokią straipsnį apie žmogų, kuris, supranti, nu, aš nežinau, tai aš praeinu,
Nes aš jo nežinau, nekomentuoju. O ne, čia sustoja, kas čia tokia. Tai jeigu sustoji, tai reiškia, žinai, kas čia tokia. Būtent, jeigu čia jau užsklydai, ne? Nu, O Justina, pavyzdžiui, kaip tu pati tvarkai su to visų negatyvų, su to heito, net su nelaimingų žmonių tais visais komentarais? nu, anksčiau buvo man sunku, žinai, buvo taip pati pradžia tokia, Jo. kur aš galvojau, eiktų, sako, kur aš kišu savo snapą. Šeima, darbas, sugalvoju nesąmonės, o kai einės dabar į televiziją, nu, tu debilė, nu, paskutinė. Nes komentarai buvo max blogi, žinai, ir buvo sunku. Yra buvo ir ašarų, labai buvo daug visko, bet kažkaip tai užautavo, pastorina tą odą. Ir dabar man kai komentuoja, galvoju, nu, blemba, gerai, tegul komentuoja. Kai nekomentuos, tai va tada bus problema. Nes reiškia, kažkas jau čia nebe to, kažką nebe tokį turinį varau. O dabar, kol komentarai ir eina labai stipriai, nėra taip blogai. Šiaip džiaugiuosi, kad ten suprantate, ten vis tik yra daug mažesnė dalis to heito. Jo. Mano 116 kasėti faktas yra heiterių, Discord'ų ten pilna sėdi, bet yra ir daug žiauriai fainų žmonių, žiauriai, kur rašo kiekvieną dieną, kur ar dingsti, parašo, arba, pavyzdžiui, apsiverki dar kažką, ten tūkstančiai žinučių užpuola, ten pizdės, kas darosi. Tai yra labai tų fainų žmonių ir tada, kai atrodo, būdavo tų momentų, kad, na, čia viską mesiu, kišau kojas, kur nereikia, viskas, atsibodu, noriu ramiai gyventi, bet tada parynė tos žinutės ir galvoju, nu, bet kaip smagu, kai yra tos fainos iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, kai gatvėje susistabdo, nu, tikrai žiauriai fainai yra ir visada sakau, va, nebijokit, užeikit ir prieikit prie manęs ir, pavyzdžiui, dabar irgi, kai skridau lėktuvu, irgi priejo prie manęs ir mano sekėja ir atsisėdo prie manęs, pakalbino, kitos parašė, kad tai drįstam, bet mato, žiauriai fainai. Pamalonu šiandien. O heiteriai, nu ką, nu, tu į juos kuo daugiau reaguoji, tuo labiau jie siaučia, žinai. Būtent. Ir aš tiesiog, aš nieko jiems blogo nelinkiu, Dieve mano, tik tais jie tegul laimingai gyvena ir duok Dieve jiems sėkmės ir kiekvienas esame savo likimo kalvis. Jeigu kažkas pavydi mano sėkmės, tai man nieks net nešė, nebuvo Justina, imk. Mano šeimoje buvo visko. Jie taip pat gali viską susikurti. Man irgi niekas nedavė. Man čia labai smagu išvažiuoti, palikti vaikus, palikti dabar mylimą vyrą, viską mesti, važiuoti, dirbti kiekvieną mėnesį per tos čimodanų, tais ratukais. Nu irgi ne fainai, bet aš iš to valgau duoną galų gale. Ir irgi visko buvę. Ir Lietuvoje ten mane visur skundė, ir Anglijoje bandė visur skūsti. Kur manęs ten apskundė, vaikų teisėse skundė. Mano moksluose mane apskundė, irgi tą nepasakojau sekėjams, kad irgi tu primesk, buvo bairis. Ir žodžiu, aš magos mediciną ir mes gavome ant kiaulės organų pasimokyti tenai, žodžiu, kiaulės organų, ir tai ten kaip siūti, žinai, tai primesk. Jau man įkirto porą tokių komentarų, kad žmonės aukoja organus, kaip jūs jaustumėtės, jeigu čia būtų jūsų senelio ar panašiai. Ta prasme, kas galvoja, ta prasme, nu, kad mums duoda kažkas žmonių organus. Čia kokia dokumentacija, ta prasme, mes mokomės ant kiaulės organų ir tu sugalvok tokią nesąmonę, man tam viena tokia parašė, ten įsižeidus, aš tikiuosi, kad jūs nukentėsite dabar, čia tokį grasinimą, žinai, gavau tokią Rositą iš Šiaulių, irgi linkėjimai, žinai, daug linkėjimų perduosiu. Gerai, šią kamerą. Tai va, tai žodžiu, ir gaunu, aš jau, žodžiu, kad iš tikrųjų kažkas pasiskundė, tik susižinau, niekas nieko nesakė, tada gavau iš direktoriaus, iš kažko ten laiškų, žodžiu, kad atvyk, buvo nusiskundimas, pašnekėt. Nu tai ką man atsakys? Nu puikiai supranta, kad nu visokių durnautų žmonių yra, nu ta prasme, paimk taip žmogus laisva ranka organą gaut, nuvežti kažkokią universitetą, kolegiją, dar kažkur numest, imkit siūkit. Nu, ta prasme, tu turi būti kaprotis. Taip, arba žinai, kažkaip nežinau. Nu ir pabandė man problemų padaryti, nu ką man padarė, nu tiesiog sakom, nu gal daugiau nebefilmuojam, nes nu jau žmonės ne visi supranta, kad nu čia yra neįmanoma. Ir kaip jau ten doktorantūrai, žinai, ten būna doktorantūras panašiai, ten vos gauna vieną kitą kokio organą morgę, supranti, kuris nebereikalingas. Ar dar kažkaip, nežinau, kaip tai ten vyksta, bet, o mes, nu tikrai mes tokių negaunam. Nu tai va buvo toksai, tai sakau, tai va tai tokių, visur mane yra bandę apskūsti, visur mano šeima, 2 kartus vaikų teisės kviestos, kiek ten nusiskundimų dabar aš jau nebesivaizduoju. Ir nieko, bet bando kasti, bet kokiu tikslu, ar jiems nuo to bus geriau? Nors, kokiu tikslu? Ar jiems fainiau, kad man nesiseks?
bandymas atimti iš manęs vaikus. Ar jiems fainai žinot, kad iš normalios moters, kuri myli savo vaikus, kuri važiuoja, dirba, stengiasi, tausoja namus, paima vaikus ir įgrūdžia į svetimą šeimą. Kol jos pačios tikriausiai sėdi tikrai ne pačiam geriausiam sąlygom. Būtent. Žinai, paminėjai vaikų teisę. Galim šiek tiek palies, kaip čia buvo, tiesiog ar buvo kažkur, nežinau, išvažiavę ar kažkaip, nežinau. Jo, buvo 2 kartai. Vienas kartas dabar buvo taip, kad nuo kūčių nėra blaivo žmogaus tipo namuose ir panašiai. Sūnus prižiūri dukrą ištisai, mes čia per Kalėdas, mes su draugė padarėm vyram savo surprizą, į Mantų šou žodžiu, nupirkom bilietus, bet aš suderinau su savo geriausia draugė būsimą savo dukros kūmą, kad nuvešim ją į dukrą, paliksim, mes nueinam tam pasipūnam, nuvažiuojam, pasiemam ir grįžtam namo. Logiška, kad jau yra vairuojančių. Jau logiška, žinai. Nu gerai. Bet esmė tame, kad jiems atrodo, kad sūnus prižiūri. Nu tai va, ir nuo kūčių nėra blaivo žmogaus. Nu, aš iš vis per kūčias sirgau ir buvau aš, mano sūnus ir dukra, mes antryse namuose iš vis sirgomele kaip. Nu tai va, tai tokie sakau. Tai va, parašė, tai aišku, nieks nevažiavo, parašė laišką, nuvažiavom į žodžių vaikų teisės, ką sako, mes suprantam, mes žinom, turim reaguoti, mes net parašėm laišką, į anonimą tą, nieko netrašom, mes sako, puikiai viską suprantam. Tai tiesiog pasirašėm, paaiškinam situaciją ir viskas tom baigėsi, žinai. Nu, antrą kartą, kaip buvo, kad mūsų pagrindinė auklė susirgo, tikrai, kuri turi 4 vaikus, kam įdomu. Tai žodžiu, užauginusi, nes mes turime ir jaunesnių. Nu, susirgo, mes pasiėmėm tą savo jaunesnę auklytę, kuri pas mus kurį laiką dirbo namuose, irgi, kad jeigu ta kartais negalėdavo, ir patys išvarėm į kelionę. Bet tuo metu buvo taip, kad jinai irgi sako, nežinau, ar galėsiu, galvom, blem, reikia tada staigiai kažką surasti, žinai. Ir įmetėme auklių ten grupę, kur mūsų Klaipėdos auklytės, kad ieškom, kad gal, jeigu kartais reikėtų, viskas. Išvažiuojam atostogaut, pareina vėl mums skundas. Tie blemba paliko nesaugioj aplinkoj su nepažįstamu žmogumu. Stipru. Nu ką, tada sako, vaikų teisės, mes tuo metu Egipte, sako, mes turime atvažiuoti patikrinti, žinai, sako, bent kartą turim slaikyti namuose. Nu ką, nuvažiuoja, dokumentai sutvarkyti pas mumis yra. Pažiūrėti, dokumentus sutvarkyti, namai, net nėra ką šiekėti, blizga, tvarkingi, valgyti prigaminta, vaikai apžiūrėti, švarus, ta prasme, mokyklą, dar kaip sakė, Leon eina į mokyklą net, tai dar į mokyklą susikontaktavo, lankomumas ten porą pamokų tik buvo praleista, žinai. Žodžiu, tai va, ir ką, ant kulniuko apsisuko ir išėjo, ir viskas, ir nesmagi ta situacija. Ir jam laiką gaiškai pagalvoja specialistą mane. O paskui ką mes matom? Va, kaip buvo dabar ta tragedija su tais 2 vaikais. Baisu, bet galbūt turėtų ten ir ten galbūt psichologinę pagalbą, dar kažką skirti, o ne į normalias šeimas siūsti, pavyzdžiui, kaip ten Sigel ar kitiem, žinai, siunčia. Nu, prasme, mes verslios mamas, mes turim dirbti, mes negalim, kaip pavyzdžiui, tos nedirbančios mamos sėdėti kiaurą parą. Kojos, ne? Jo, ten orifleimus, žinai, sorry, mes dirbam normalius darbus ir mes turime eiti dirbti ir mes, tiesiog sukamės iš padėties, nei darželis yra auklė, turėčiau tėvus, man tėvai padėtų, bet mano tėtis Šiauliuose, tai aš mažai bendrauju, mano Norvegijoje, tai, neturiu aš to, tai tiesiog jiemuose auklė, kaip ir visos mamos, kaip ir visos verslininkas, tai čia pasaulinė naujiena yra. Net jo, va, tokius bandė kišti pagalius. Jokinga man, bet, sakau, švaisto tą laiką, kur, pavyzdžiui, vaikų teisės galėtų kitaip būti. Ir man dar toks vaikų teisės, žinai, buvo, įdomiai vis tiek tas mąstymas. Tai gerai, atvažiuoji, tarkim, vaikų teisės pas mane į namus, kur vaikai savo aplinkoje, su savo pažįstamu žmogum gerai, kur valgyti padaryti švarus, kur jų žaislai, jų lovos, apžiūrėti, Leo iš ten važiuoja į mokyklą, Stylytė ten į daržiuką, ne? Ir jeigu aš nebūčiau sutvarkius dokumentų, būtų paėmę tuos vaikus ir įdėję laikinas šeimynas. Į svetimą aplinką, neaišku, saugi ar ne? Taip. Į pas svetimus žmonės ir ten būtų saugi aplinka. Kad ne, jo. Va čia man tokia yra spraga, maksimali spraga palikta. Grinai, nes, čia net protas, nes tai paėmė iš namų, kur sužinoma žmogum, nuvežė pas svetimą tetą, kur vaikšto ten kelia belekiek tų vaikų, supranti? Į kažkokią kitą lovą, visiškai. Taip. Va, vien dėl dokumentų. Nu jo, kaip pagalvojai, teiktų savo, ne, su kuo reikia susidurti. Bet abu kartus buvo anonimas ar... Anonimai. Oi. Tai va, suprantate, ten yra, kai aš sakau, kito laido riteriai.
grinai kito laido riteriai, nes bet kad būtų drąsiai parašytų iš savo asmeninio, tai va čia aš jau suprantu. Jo. O čia ne, o kodėl po anonimais dengiasi, ko bijo? Visada tai būna, žinai, kad, pavyzdžiui, sutikčiau tą pačią Giedrę, aš net nebejoju, kad man akis nieko nesakytų, o arba pasislėptų akis nutelbus, arba būtų, oi, labas, kaip tau sekas. Nu, Tokia feiko biškė, ne, kaip pagalvoju. Žinai, išeina kitas dalykas, ką dar paminėjai vis tiek, ir pati esi versli mama, ne, kaip pavyzdys, dirbi, uždirbi ir, nu, visko būna iš tikrųjų, ne. Ką galėtum patarti tom mamom, nežinau, kurios, tarkim, augina vaikus, vienišos, nežino ko imtis, galbūt, nenori sakyti virkšleną, bet tiesiog galvoja, ai, man taip nesiseka, ne, kaip vat, jom atsistot. Taip, ir aš labai daug tokių mamų gaunu, va, tų klausimų, ką daryti. Tai pirmiausia, nuo kažką pradėti daryti. Nusivalyti snarglius, ašaras, aš kai sakau, ir pradėti kažkokį planą daryti. Ar ko pati norėtų. Visų pirma, darbas turi teikti malonumą. Jo. Tai pirmiausias dalykas. Jeigu tu kažkur eisi per prievartą, ten tarkim, aš atsimenu pati, aš ir sandėliai dirbus visur. Keltis ant 6 ryto jau stovėti, o Dieve, man ten buvo kalėjimas. Bet nesigėdinė, ne? Ne, o ko? Tai aš už to pinigus uždirbau, bet tu, ta prasme, tai buvo katorgas. O dabar, kai pradėjau su savo darbo, aš tiesiog, nu, kaip iš šventę, kaip malonumą juntu, net jį dirbti. Tai vat, pirmiausia, galbūt pagalvoti, ko norėtum. Visada labai gerai yra grožio sfera. Pradėti blakstienas, nagus, dar kažką namų, tai ten tokių, kur ten daug išlaidų reikalauja, bet tokių po trupučiuką. Masažus tokius, nu, daug tų yra. Ar galbūt kažką vat pirkti, perparduoti. Yra daug internetinių užsieniečių parduotuvių. Mano sekėjai žino, apie kurias šiandien, kur mūsų būtikį perpardavinėja. Nu va, nuo nulio tu gali kažką pasidaryti. Pirmiausias dalykas yra pakelti rūrą, nusivalyti snarglius, pradėti pasitikėti savim, nes mes tikrai viską galim, vienišos, ne vienišos, mes galim būti stiprios ir kažką va daryti po biškelį. Eiti va, galų gali surasti paprastą darbą, kažkur tada tos uždirbti pinigus, kažkur investuoti juos, o ne ten kažkur kaupkoiniai. Aš irgi investavau, na aš neturėjau pinigų, tai mano buvęs vyras paėmė tada, aš atsimenu, paskolą, kad aš pradėčiau su ilgalaikiu makiažu dirbti. Tai buvo ir toks momentas, nes nu kažką norėjom daryti. Nu ir viskas. Tai buvo toks momentas, irgi paėmė paskolą, mes prisėdėm, sprendėm, ką daryti. Paskui aš pradėjau staigiai užsidirbti, mes ją iškart grąžinom ir viskas. Liuks. Ir su, dabar esu ten, kur esu. O, va, tai žinai. Ką, čia ne pabaiga. Dabar sumačiau pradėti dainuoti. Žodžiu, neklaus. Okay. Ir po naujų metų atsidarau e-shopą. Aha. Tai tada nežinau, aš tada nežinau, aš vis kur esu laiko, bet pabiškai, žinai. Tai kaip viskas spėsi? Samdysiu žmonės. O kaip Justina, pavyzdžiui, tavo ta diena atrodo iš tikrųjų, nes tu ir mama, ir versli moteris, kaip viską derini, kaip atrodo diena? Tai vat manęs klausia, kaip tu spėjai? Labai paprastas yra atsakymas, pradėk dėlioti laiką. Aš turiu savo darbo knygą, aš ne tik klientės rašau, bet aš būna, tą dieną turiu būtinai padaryti tą, nuvažiuoti kokių pratybų, dar turiu ten tą pasidaryti, tą, susirašau visą savaitę ir dėliojusi savo laiką. Mano diena dabar man bronius supaprastino tą dieną, nes jisai nuveža Estilą į darželės ir pasiema iš darželio, tai man čia yra maks gerai, nes aš galiu bent pasivartyti lovą, bet tuo metu pusračius ir pasigaminti. Nu ir ką, paskui būna mokslai, būna tos paskaitos, važiuoju, būna rodau, aš kas su turne, plus aš turiu laisvą lankomumą, nes mano mažametis vaikas. Nu tai va, tai su mokslai susiderinu, su darbais vėl aš važiuoju mėnesį kartą dirbti, tai žinai, irgi turiu tą laisvą laiko. Reklamas susidėliosiu, susirašau, tą dieną turiu tą padaryti, tą dieną turiu tą padaryti, tiesiog planuoti savo visiškai laiką. Tai mano tokia dienotvarkė iš tikrųjų būna kartais visiškai nieko neveikimo, bet būna kartais žiauriai veikimo. Arba kartais atrodo mano transliuojama informacija, gulite tik ant sofos, serialų žiūri ir ėda tos savo kotletus pritroškintus, žinai. Ir filmus rekomenduoja, yra? Bet, jo, ir rekomenduoja filmus, atsirado filmus, žinai, ekspertė, blemba. Nesąmonė čia parodė. Nepatiko filmas. Jo, būna ir tokių. Bet tuo tarpu aš pasiėmiau darbo knygą, žinai, sudėlioju savo grafiką. Mes moteris, mes mokam, kol vyrai išreikia arkliai, mato tik filmą, mes matom, ką vaikas veikia, prie to pačio žiūrima tie kotletai, tai patys ten jau baigė troškintas ar ne, dar tuo pat metu čia biškai pasidėlioju grafiką ir stebi tą filmą. Nu, tai... Nu, o jiems atrodo, ta sėdi, kotletus ėda, nieko neveikia, čia prisidarė sklandžio prancų ir toliau jinai ėda čia savo. Bet tuo metu mes veikiam, pavyzdžiui, aš esu visiškai sušikta pedantė. Nu, aš pedantė, mano draugai pratę, vyksta, įsivaizduoju, jeigu balius, atvažiuoja svečiai kokie. Aš įduriu balius, jau susirbliu ir sušluotą 4 net valau viską. Geras. Ir jau žinai toks vaizdas,
atėjau mums gal jau namo, ne, laikas važiuoja, šiaip Taip sakoma. nu, priprasit. Ir mano draugai jau tokie atsipūtė, tai va kaip ir bronis irgi pirmą kartą įėjo į pas mumis, tokia, broniau, atsipūsk, priprasit. Nu tai va, tai tuo metu, pavyzdžiui, aš moku žiūrėti filmą, plautis grindis, aš ištisai valaus, man patinka, čia mano tokia meditacija, matyti, yra. Man žiūri patinka valytis ir aš tuo metu va, ir žiūriu savo, žinai, nu tai va. Iš kur tas pedantiškumas? Ne, gal nepasakysiu, iš mamos gal paveldėjau gaminimą maisto ir močiutės, o pedantiškumas, nežinau, iš kur čia, nežinau. Tiesiog susiformavo, ne? Kaip Aš vaikystėje tai tikrai nemėgau tvarkytis. Ne, mano stalčiai tai būdavo maks prabangiai sujaukti. Žinai, aš labai nemėgau, bet kažkaip pradėjau gyventi pati viena, pradėjau nuomotis butą, nu, ir ateina draugai, nu, gėdas, žinai, ten kažkaip ne taip kažkas, tai kažkaip pradėjau tvarkytis ir man tai įauga, aš mačiau, kad aš nuo to atsipalaiduoju. Pavyzdžiui, jeigu supysiu antrą pusę, nu tai su dantų šepetėliu eisiu tarp plytelių, net tos tarpukus, žinok, sulinsiu. Jau, ne? Bet geriau negu įstukį užvažiuoti arba uždėjo pradėti eiti loti, tai aš jau geriau tada pradedu tvarkytis. Tai va, čia yra tokia atsipalaidavimo meditacija ir tikrai aš net nebijoju, kad daug kas ją turi, daug kas ir jos neturi. Tai va, kiti galbūt kažkaip kitaip atsipalaiduoja, žinai, o man čia va yra, tai aš ištisai tvarkausi. Ten, pavyzdžiui, irgi gerai žiūrim tą patį filmą, ten gulim ir matau jau Estylą, žinai, su kokiu ten meduoliu praeina, eina jinai ir meduolį, žinai, byra iš paskos. Jau matai. Jau aš susirgliu, žinai, jau sušluota plaunant, tai va aš tokia esu, tai visada aš pats laikau. Tai va, tai svarbiausia yra, aš manau, aplamai visame kame planuotis laiką, planuotis darbas, pažiūrėk, ką tu gali, ko tu negali. Man irgi dabar e-shopas jau kiek metų man visi dravina darykis, nes tikrai gerai viskas eina, bet aš irgi bijojau, kaip čia, kas čia, kur čia, bet mano dabar draugai pradėjo turėti e-shopus, aš tada, aš neturiu, tie pradėjo. Come on, reikia. Nu, come on, žinai, vieną karvę užkėlė uodegą ir man įkeltą uodegą. Nu, tada, nu, kaip čia vyksta, kaip čia būtų, o gerai, aš pavyzdžiui išvažiavus, o kas man padėtų, o kaip vykstų ta pagalba, kokio man žmogaus reiks, žinai. Ir man tą visą sistemą aiškina ir kad aš suprantu, kad aš viską galiu. Pažiūrėkime, mūsų pavyzdys yra bunkė. Nu, absoliučiai turbo kosminė moteris, kuri turėtų būti pavyzdys absoliučiai visom lietuvaitėm. Absoliučiai. Ir namai tvarkingi, ir laukas, jos, aš visas gėlės numarintoje gėlių profesionali. O apžiūri gėlytės apeina, koncertai, e-shopai, kelionės, vaikas, ta prasme, va, pavyzdys. Ir nedėjoja. Ir nedėjoja, ir gyvena, eina, daro, ir tik tai skyla aukštyn. Tai va, aš manau, kad lygiai taip pat dėlioja visą savo laiką ir turi pagalbą iš šono. O ta pagalba iš šono yra Maks gerai. Tai tarp kitko, dar šnekant apie bunkę, dabar mūsų porą daug kas labai lygina prie bunkės ir Edgaro. O, geras. Tai buvo, nes aš tokia irgi, žinai, visur manęs pilna, daug čia, čia dabar vėl viskas susikūrė pas mane irgi, čia noriu tą pasidaryti, dabar tą noriu pasidaryti, ateinančiais metais vėl tą, tų minčių daug. Ir aš visada sakydavau, prie manęs būtų vytenis ir visada sakydavau, noriu tokio pasportavusios, stipraus, tokio ramesnio, bet su pipirais vyro. Ir aš susiradau, žinai, bronių. Ir man vienas žintas plaukia, eik tu savo kaip Edgaras. Jis ir valgo kaip Edgaras, jis ir miega kaip Edgaras. Žinai, sako, jūs grinai. Kiek panašumą, ne? Nu, ant tiek, žinai, tai panašiai. Bet labai fainai, kai atrandi tokį žmogų, nes aš lygiai taip pat pagalvojau su e-shopu. Realiai man labai būtų gerai, jis sporto treneris yra, tai jis gali susidėlioti savo grafiką ir man padės su e-shopu galų gale. Tai visas labai puikiai einasi, žinai. Tai va, tai sakau, va, tokie pavyzdžiai yra žiauriai motyvuojantis ir man pati motyvuojantis žiauriai yra, kad viską galima padaryti ir pačiai, nieks netneša, nieks čia nieko nepatikė. Žiūrėk, va, tas žingsnis po žingsnio, prašau, ir turim. Tai va, ir kiekvienai dėl to aš ir savo sakau, darykit, bet nesėdėkit. Pradėkit daryti, susikurkit planą ir darykit. Bet nuo sėdėjimo nieks nepasidarys. Man irgi būna, o Dieve, sėdžiu namuose ant sofos, daug šneko, ne? Žinok, kaip pasikuri, tai Dieve, ką davė Dievas, tai žinok, gal papų gerų, bet žuvį gerą. Tai pavyzdžiui, būna irgi, žinai, sėdžiu ant sofos, o Jėzau, reikia skalbimą ištraukti, dėti džiovyklę, reikia grindis praplauti. Dar Leo, tai paklausė, pamokas pasidarė, žinai, ir sėdžiu, praeina valandą, 2. Nu, blema, galvoju, bet kol sėdžiu, nieks nepasidarysi. Per prievartą susirenku, atsistoju, einu ir pasidarau viską. Ir tada jau sėdu, gerai, kad atsistojau, pasidariau. Tai reikia stot ir pradėti kažką daryti. Ta pirmą žingsnį, kaip sakė, žengti. Taip, be abejonės. Nors jis ir žiauriai būna baisus. Baisu. Man ir buvo baisu, pavyzdžiui, man su ilgalaikiu makiažu. Mes su vyru šnekėm, aš taip bijojau jį pradėti daryti.
nes tuo metu aš dirbau McDonald'e, jisai dirbo sandėly čia Anglijoje ir supranti, mums reikia, man atrodo, jei neklystu, mes jam 3000 paskolą ir tuo metu jis sako, imam, žinai, ir aš taip, o jeigu man išeis, tai tokią atsakomybę, mes tada tokią uodegą iš paskos vilksimės finansinę, nu labai blogai, bet aš tada galiausiai sėdau ir galvoju, bet o jau aš nepamėginsiu, tai kaip aš žinosiu. Ir aš pamėginau ir aš atsimenu, aš jau turėjau būti McDonald's menedžerė, žinai, man buvo jau apranga parėjus visą kitą. Ir aš tada tiesiog nunešiau pareiškimą ir padėjau, kad išeinu. Tai čia įvyko po savaitės laiko, nes pamačiau, ant kiek eina. Tarsi, kad aš realiai per savaitę laiko aš jau uždirbau visą McDonald's algą, ką per mėnesį varau non-stopu. O ten padirbus kažkiek valandų, žinai. Ir aš nunešiau, padėjau ir viskas. Ir daugiau jokio kito darbo nedirbau. Ir čia buvo maks gerai. Mes taigi gražinome su paskola, kad procentai neaugtų, žinai, iš tų pinigų. Ir įsigijom namus ir visą kitą. Tai va, ir taupėm, ir darėm, ir dabar aš, pavyzdžiui, irgi su kiaulė taupyklė, kartais atrodo, va, jinai čia perka, nu taip, mano vaikai augo, turiu pirkti, žinai, ir pati noriu kažką pasikeisti, bet šiaip aš labai taupau pinigus. Aš tą visada turiu turėti, kai sakau, bent metam į priekį, nes niekada nežinau. Va, buvo karantinas, pavyzdys visiems. Čia buvo visiems turėjo būti labai gera pamoka, kad reikia turėti pastaupytų pinigų, nes kitaip būtų šakės. Dirbti negali, nieko negali, valgyti reikia, nuomos mokėti, reikia viską. Tai va, gerai buvo. Jo, tai va, mano tie pinigai sutaupyti, man ir Vyteniui buvo, mums čia buvo pasižiausia pagalba, nes tuomet aš nežinau. Kaip būtų, ne, tada kaip pagalvoju. Pasimti vaikus ir važiuoti pas mamą į Norvegiją, kad išlaikytų mumis. Žinai, dar noriu šiek tiek paklausti, paminėjai, kad dirbai ir sandėly, ir McDonald'e, ne, iš tikrųjų, gali, jeigu galima, ne, atskleis, kokį dar esi darbų, pavyzdžiui, išmėginus iki visų tų grožio, ne, sferos? Tai jo, Lietuvoje, pavyzdžiui, aš jau nuo mokyklos laikų dirbu, aš labai savarankiškai anksti patapau, man nepatikdavo imti iš mamos pinigus, aš visada norėdavau turėti savo pinigų, nes iš mamos paimė turi aiškintis, kur tie pinigai, žinai, aš nenoriu aiškintis, žinai, paauglė, aš noriu savo turėti šaibų. Faktas. Nu tai va, tai žodžiu, aš labai anksti sėdau ant savo užpakalio, tai buvo visko, dirbau kebabinėje ilgą laiką, dirbau, žodžiu, ir parduotuviai, ir gėlėm prekiavau, ir tada Anglijoje dirbau kambarinę. Maks buvo sunkus darbas, kaip kambarinę sužiaučiu, iki po šiol išeidama iš kambario paklojau lovą. Nu, žinok, labai blogai. Aš atsimenu, net esu radusi virdulį bandyti virti sriubą. Arba ant lempos kojinės. Nu, gerai, ant lempos kojinės, ne, kiek žinau, čia gana populiaru, kažkada esu pasakos apie tai. Bet, nu, daug visko, nu, prišiktų, privemtų tų tualetų, nu, Maks, ta prasme, pagarba kambariniam, žemai lenkiu galvą. Paskui buvo sandėlys Marks & Spencer. Ir tada McDonald's. Ir tada jau pradėjau šokti į grožio industriją, mokytis, taip toliau. Ir mokosi kaip Ąžuol ir čia amžina studentė. Labai pradėjo patikti savęs tobulinimasis kažkaip. Ir ten būna, atrodo, tarkim, jeigu eini ten kažkokius universitetinius ar ten koleginius mokslus, ne? Nu, paprastus tos mokslus trumpesnius. Atrodo, nieko nesužinojau. Eik tu savo tokie pinigai balą, bet visi kokį sakinį įsitraukai. Tai man labai tokį labai naudinga, kurį panaudosi. Tai aš žiauriai mėgstu save kažkur realizuoti, save tobulinti. Iš to tik tais, nu, vis tiek protingiai, nors sako, transplantacijos, žinai, reikia. Bet tas gerai, žinai, nes mokytis visai reikia, ne, kaip pasisakyti kažko naujo. Žinai, apie tas realizacijas, pavyzdžiui, jeigu va taip, nu vis tiek būna pasvajoja, pagalvoja, ne, tai pavyzdžiui, kaip save įsivaizduoju, po kuriuo aš nežinau, 5-10 metų, kur bus Justina, ką darys ir panašiai? Manau, kad bus viskas labai gerai, dirbsiu tą, ką dirbau, galbūt po 5 kokių ar 10, jeigu dar taip toliau žiūrint, galbūt jau turėsiu ir savo grožio namus studiją. Turėjau turėti, bet karantinas užkirto kelią, buvo jau paimtas patalpos ir dizainerė jau viską nubraižęs, nu žodžiu, bet karantinas mokė tada. Tai galbūt išdrįsiu viską turėti ir grožio namus. Man labai fainai, kai moteris gražios, man patinka, kai darbuotojos gražios vaikšto. Pasaka, kai kavytė, kai šampaniukas pasiūlytas. Paskui, žodžiu, galbūt su dainavimu paės, nežinau, čia man toks fofan gal labiau. Tikiuosi, kad elektronka bus gerai įsibėgėjus, kad galbūt kažkokią atsidarysiu ir fizinę parduotuvę. Nu tai va to, kad ir visi, nenoriu per daug žinai bėgti ir šokti įvykiams už akių, arba per daug prisišnekėti, nes kaip prisišnekėm, prisisajoja, paskui viskas sudūžta. Bet aš manau, kad būsiu paaugusi. Galbūt jau ir sekėjos skaičius bus didesnis, žinai. Bet reikia ir augti, nekristi žemyn. Ir galiu net pasakyti moterim, kurios man dažnai rašo, aš čia ne
apie Vytenį, gink žinai, aš Vytenį tikrai labai mylėjau, jis mano vaiko tėtis, su visą didžiausią pagarbą, visada jis bus mano šeima, noriu, aš to nenoriu. Bet kai sako, aš gyvenu su vyru, nieko nebenoriu daryti, man rankos nusvyra, o tu čia taip drąsiai. Taip, aš save finansiškai stabiliai pasistačiau, kad dingus vyrui man nebūtų baisu. Nebūtų problemų, jo. Bet ir jom, pradėkit tada po truputį stiprėti, pradėkit taupyti pinigus, pradėkit kažkur save realizuoti. Ir tada tikrai atsiras noro ir nuo jų pabėgti ir nusimti tuos inkarus, kurie traukia į apačią. Nes gyvenime reikia ne į apačią eiti, o tik kilti į viršų. O tas, kas yra duobėjų, pavyzdžiui, žmonės būna tikrai kartais duobėjai, galbūt narkotikose, galbūt alkoholį, visada aš pasakysiu, negalima jų smerkti, teisti. Tai yra liga, tai yra, mes nežinom, kas jų viduje, mes nežinom, ką jie ten išgyveno, galbūt didžiulė kažkokia gyvenimo praeitį. Ir jiems tiesiog aš siūlau, jau kai pasiekė tą dugną, kas atsitinka, mes pajunčiam kietą pagrindą, spirkitės ir kuo maksimaliai aukščiau į viršų. Ir tada viskas statyti po biškį, miestas nepasistatė iš karto laiptelį po laiptelio, tam, kad būtų ateitis šviesesnė. Ir dėl tų visų narkotikų ir panašiai prisiminiau vieną istoriją, dirbau kebabinėj taip pačioj. Ir aš atsimenu, prie manęs priejo, kaip čia, bedamis žmogus, norėjau kitaip pasakyti. Ir paprašė valgyti ir atsigerti. Taip mačiau, kad jis nusigėręs. Bet abejinga būt, kaip prašo valgyti, ne pinigų, aš ir negalėjau būti. Aš atsimenu, padariau buljoną, padariau dar kavos, padariau čebureką. Ir aš išėjau tiesiog į lauką, tuo metu dar rūkiau, atsimenu, puikiai cigaretės, išėjau į lauką. Ir jis prie manęs, aš atsinešiau kavos ir jis man papasakojo savo gyvenimo situaciją, istoriją. Ir ta istorija mane taip pribloškė, kaip jis turėjo šeimą, jis turėjo didžiulius namus ir dėl kažkokios avarijos, kuri jį psichologiškai susmukdė, tapo ten, kur yra benamių. Ir, pavyzdžiui, jis atsimenu, jeigu rasdavo kažkokį, belekokį gražesnį daiktą, aš atsimenu puikiai, man atnešė rado kažkokią grandinėlę, nesvarbu, ten auksinė, bet jam tai buvo svarbu, jis atrado iš kažkur tą grandinėlę, sako, šią radau ir jis atnešė man. Būdavo atneždavo jo, jisai man miškiuką kokią atrastą, bet maks. Tai žmogaus vidus maksimaliai gražus, nesvarbu to jo išorė. Tai niekada negalime tokių žmonių smerkti. Jo, žinai, čia kaip ir apie knygą, negali spręsti iš viršelį iš tikrųjų, ne? Niekada, kaip ir apie mane, tarp kitko, kas visada sakydavo, tai blėt. Žinai, operacijų auka, turštutė blondinė kažkokia, ten ne blondinė, smegenys tik transplantuoti, papus darosi, kodėl smegenų neįsideda, tai kas kitų tos kartais komentarus. Rinkit 116, ne? O Jėzu, ten supranti, ten taip būdavo. Ir tiesiog, kai pradėjo mane žmonės sekti, man būna dažniausiai eik tu savo. Tu visai kitokia, esi, kad tu visiškai ūkiška, gamini, tvarkaisi, tau vaikai svarbu, tau draugai svarbu, labai jautrės, aš galiu lygio vietą, aš neapsiverkti tokia. Ir sakau, ir žmonės pamatė mane visai iš tos prizmės, tai niekada negalima spręsti iš išvaizdos. Išvaizda tai mūsų viršelis, turinys visai yra kitoksai. Tai va. Gerai, iš tikrųjų pasakyta. Mes, kadangi esame jau prie pabaigos, tas laikas tiesiog tirpsta, iš tikrųjų, ne? Ką dar jūs norėjau paklausyti, iš tikrųjų vis tiek, apie tavo šeimą, apie tavo vaikus. Nori, nenori, vis tiek tu įdėlį savo stories, įtrauki ir vaikus, ne? Jo, tai žodžiu... Vis tiek jau gauni žinomas tam pačiai. Taip, jau visi žino ir, pavyzdžiui, aš einu parduotuvėj kokioj. Sveiki, aš esu ten iš Leo mokyklos, ar man parašo, žinau, kad klasiokai mane labai stebi. Nieko, tvarkosi. Būna, kad jis aprašo, kad ten kažko nekelčiau. Žinai, aš nuomonę labai gerbiu. Paprašo, kad galbūt kažko nefilmuočiau. Tikrai aš nefilmuoju, to nedarau. Jo. Bet, pavyzdžiui, šiaip susitvarko. Būna klausiu, sako, man tik gėda, kai mano klasiokai žiūri tavo stories, žinai. Yra tas toksai, bet šiaip puikiai tvarkosi. Savo neturi dar socialinių tinklų? Ne, bet irgi sakė, aš norėčiau būti youtuberis. Tu dabar jie visi, žinai, youtuberis čia jau. Tai žodžiu, tai aš jam irgi skatinu, sakau, daryk kokius irgi, kaip žaidi ten, kaip daro, žinai, ten tos visus giminius tokius. Tai šiaip susitvarko puikiai susitvarko. Kažkaip nėra, aš šneku su juo, klausiu, ar nieks neužgaulioja, ar nėra patyčių. Labai svarbu. Galbūt pradžioj buvo, žinai, visiems vis tiek šokas, nes jisai
įkrito, realiai dabar atsimenu į tą mokyklą, ar 5 klasiai, jis įkrito toksai, žinai. Čia kaip grįžote, ne, ta prasme? Jo, ne, jis dar buvo kitoj mokykloje lankė, nes aš ieškau mokyklos, kuri būtų pristaikus būtent emigrantų vaikams. Ir tuo metu Klaipėdoje buvo tik 3 mokyklos, dabar jau labai daug jų yra, tai aš pasiėmiau dabar artimesnį. Ir jis ar 5-2 klasė įkrito, supranti, kažkoks naujokas. O tai žinai, naujokas įkrenta. Viską pračekinsi apie jį, viską. Da, pamato, kas ta mamulė. Čia nepiešiš, supranti. Tai gal ir buvo gal kokių tokių, bet dabar tai puikiausiai buvo, visko mokykloje buvo ir buvo galbūt priečipau, kad būdinamas buvo, žinai, bet aš ten pasisterikavau, dabar su tais berniukas gerai puikiausiai susitariu, aš negaliu. Tai atsakau, tai iš pradžių gal buvo tas toksai biški dėmesys galbūt neigiamas, bet dabar tai ko puikiausiai ir aš jam sakau, dabar aš noriu tave dar artimesnę mokyklą perrašyti, net ne, čia mano draugai, aš nuvažiuoju, jeigu jį pasimti su draugais, tai viskas labai puikiai, žiūri, jis šiaip labai pratingas, jis nepaliai metus subrendęs labai yra. Toksai, tai labai džiaugiuosi, aš su juo kaip su draugu šneku, nes jisai labai fainai, kad aš savo statusą pasidariusi su juo taip, kad ne tik mama aš esu, bet ir draugė. Jis ten bijo prie mane, aš tai prie jo nusikeikiu būna ir ten kažką grubiau pasakau, ir pažvengiam iš kažko, žinai, tokio juodo humoro įtraukiam. Ir jis kuo puikiausiai viską supranta ir jis labai jaučiasi laisvai su manimi, žinai, tai labai fain tokį santykį turiu. Tai su juo kalbi ir matai, vis tiek traukia informaciją po truputį. Liuks. Žinai, jūs esam visai prie pabaigos, paskutiniai 2 klausimai, ką noriu paklausti. Garsioji frazė sveiki, iš kur čia atsiradus? Iš Naglės, iš tavęs. Jo. Atskleidė mane. Iš Naglio. Eik tu saugai pasikabinau. Aš labai myliu Naglį, žiūrėjai, jis fainas, labai fainas. Ir šiaip pabendraujam. Ir žodžiu, ir jisai su to sveiki, o aš labai pagaunu žmonių akcentus, žiauriai sugaudau, žiauriai. Ir sugaudau būna va kokią frazę. Nu, vat pasigaunu frazę ir kol aš neįsimušu čia šakės. Ir tiesiog taip gavosi, kad tas sveiki. Ir aš kažkaip nepajutau, kai aš pradėjau, žiūriu mano draugams, o iš kur jūs? Taigi sako, aš tavęs. O aš tai net nepastebiu. Ir paskui žiūriu, man jau sveiki įrašo sveiki ir galėdau, žinai. Ištėse, ne? Sveiki. Ir kažkaip, ir pasigavo tą frazę. Bet šiaip jo, visas prasidėjo nuo Glimanto kažkaip tas. Nu ir fainai, gerai, prikolas, dabar pas mane irgi ateina klientė, žinai, irgi, sveiki, aš pas jumis. Čia gali jau, žinai, tau būti už tas trademarkas, ne? Jo, net oro uoste, eini paprašai kokio, žinai, pas buvau vyną įsipyliau irgi, mergas, sveiki. Ne, fainai, žinai, iš visas, kiek matau žmogus prie pairio, supranti ir humorą, ir tą juodą humorą iš tikrųjų, bet kaip galvoju, kiek svarbu aplamai žmogui, vad juokauti, ne, ir supras humorą? Nu žiūri, svarbu, eikit, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju savo dienos be kažkokio humoro, pas mane visokio yra. Jo. Yra ir labai negero juodo, yra medinio tokio, kur, žinai, visi. Ką? Man tai juokinga, man tai bajeris, žinai. Ir tokia, nu, aš nežinau, aš visą esu labai optimistė gyvenime. Man atrodo, ten, kaip ir verkiu dėl Vytenio, ten kriokiau, bet vis tiek viduje žinau, kad viskas bus gerai, čia laikinai, viskas susitvarkys. Tai aš tokia esu, kad visada viską žiūriu per humoro prizmę. Ir dėl tų heiterių, dėl tų diskordinių, nu gerai, nu dievuliau, nu gerai, mano gyvenimas jiems įdomus. Fainai, kad kažkam yra įdomus, įdomiau net negu man, žinai. Tai va, tiesiog viską reikia žiūrėti visada su humoru paprasčiau. Nes kai tu žiūri ne su humoro kartais prizme, viską kitaip tu supranti tą visą pasaulį. Tu, pavyzdžiui, paprastą dalyką gali paskui išsipūsti burbulą, kur tu gali iš tikrųjų tiesiog nuleisti juoko formą, kaip ir aš. Nu, bet ir su, tarkim, su vaikų teisėm, nu, pasijuokiau, nuleidau kaip bairė, viską apsitvarkė, aš rami esu. Dar kažkur, ne, kažkur pastūmė, nu pažvengsiu, kaip pastūmė, kad mane su transvestitai, kažkada, žinai, sakė transvestitas. Ir taip pasakė su mūsų buvusi Agnės Landau, ne, dabar nežinau, kaip vadinasi. Tai, nu irgi žvengiau, oi, kad tu saudin, tai, ta prasme, jūs matėt, sakau, jo, kaip atrodo. Nu, visdėts, kaip gerai atrodo, ir mane su tokia, va, kaip ten, nu tai viską reikia žiūrėti paprasčiau, su humoro prizme ir gyvenimas visai kitaip eis. Ir kad ir kokia būna šikna, būna ir lyja, ne, ištisai vis tiek ateina saulė, taip ir gyvenime. Taip, ir nebijoti pasijuokti iš savęs galvoju. O jėzau, tai iš savęs pirmiausia reikia juoktis. Kuo daugiau iš savęs juoksitės, to mažiau iš jūsų, žinokit, žvengsiu. Tai va, žinokit, ir viskas, Justina, paskutinis klausimas, mes šiek tiek palėtėme, ne, apie tą visą, ko reikia siekti ir panašiai, bet žinai, vat, šis tiek video žiūrės galbūt daugiau ir jaunimo, ne, iš tikrųjų, vat, žiūrės ir galvos, vat, Justina faina, rado save, ne, realizavo save, bet, pavyzdžiui, yra daug žmonių, kurie dirba nemėgstamą darbą, ne, kaip jis galvoja, blemba, kaip atrast, nuo ko pradėti ir panašiai.
iš tikrųjų vis tiek gyvenime kažkokį hobį turim, kažkur polinkį kažkam turit. Aš irgi visada, kad ir dirbau ten visokios darbas, vis tiek aš būdavau link grožio sferos, visada pasidažydavau, visada ir aš visai mačiau save. Ir aš surizikavau tame. Tai galbūt nebijotų rizikuoti ir žiūrėti į savo polinkį, kas patiktų. Gali atsivers darbo skelbimus, žiūrėti visko, visokias profesijas gali pradėti žiūrėtis, kas galėtų patikti. Tų profesijų šiais laikais yra maks visokiausių ir įdomiausių. Be galo daug profesijų yra iš namų nuotoliu dirbant, tom pačiom, pavyzdžiui, mamytėm galų gale administruoti, populiaru dabar Instagramuose. Imkim ir rašyti tuos postus, storius, kelnuot, administruoti kažkieno Instagramą. Yra daug tų visokių variantų, tai pažiūrėt, kas iš tikrųjų patiktų. Pavyzdžiui, mano Leo labai prie kompų, matos grinai technika. Jam technika, tai aš jau jį ir stumsiu link to, kad tau patinka. Davai, galbūt kažkokie apmokymai, gal kažkur tu nuvaryk, pasižiūrėk. Estila labai matos, kad eina į muziką. Jei muzika, tai mes visi čia su Hebra žiūrim kažkas tokio. Ir aš, pavyzdžiui, bandysiu ją į muzikalkę kažkur. Tai ir suaugęs žmogus irgi kažkur turi kažkokią tą polinkį. Galbūt patinka, pavyzdžiui, stilingai rengtis. Tai galbūt galėtų, pavyzdžiui, padėti kitiems kurti stilių. Tai yra tų tokių visokių. Bet nesėdėti ten, kur tau nepatinka ir nefaina ir nesmagu. Tai svarbiausia, biškį surizikuoti nesako, mes dabar reikia daryti. Tikrai to nereikia daryti. To biškelį, bet aš irgi nemečiau darbą, pasimėginau, paėjo, būtų nepaėjo, būčiau grįžus ten ir būčiau ieškojęs savęs kažkur kitur. Bet realiai puikiai supratau, McDonald'e visą gyvenimą nedirbsiu. Ir svarbiausia, tiesiog nebijokit, siekit savo tikslų, jums puikus pavyzdys, Justina. Taip. Tai bravo jai, ne? Justina, ačiū tau labai, iš tikrųjų. Žiūrėjau, ačiū. Buvo smagu. Pležia, aš manau, vis tiek kažkada padarysime ir antrą dalį, ne? Tai tikrai ačiū tau, duok 5. Ačiū. Faina, nes vis tiek skyriai laiko, nes žinau, kaip sudėliota tavo dienotvarkė iš tikrųjų ir tu čia tarp miesto nuo Londono irgi pusės maždaug, ne? Iš ten atvažiuoju, kaip pavyzdys, tai sakau, tikrai, nuoširdus ir didelis ačiū, sėkmės ir ką, pasimatysim vėl grįžę. Gerai. Ačiū tau labai.